Sveiki, mėlyjeji. Ši savaitė nebus gausi astrologinių įvykių. Vienintelis pokytis – baigėsi senas mėnulio mėnuo ir jau trečiadienį, gegužės 8 dieną, 6 val. Ryto 22 minutės stos jaunas mėnulis. Primenu, kad tai tas laikas, kai mes mąstome apie ateitį, kūrėme planus. Ir pats veiksmingiausias laikas yra pirmos 10 minučių. Tai nuo 6:22 iki 32 minučių. Patarčiau atsikelti ir surašyti savo mėnesio planus. Sakysit, pramiegosiu, pelėdą, kai atsibūsiu, tada sugalvosiu. Vis dėlto nepatarčiau. Bent jau vėliau, nuo 8:37 minučių, Merkurijus atsidurs savo nepalankioje pozicijoje ir visa diena bus jau nebetinkama nei planų kūrimui, nei bendravimui, tiek dalykiniam, tiek asmeniniam. Tai bus laikas netinkamas jokių svarbių dokumentų tvirtinimui, įsipareigojimams. Tad iš karto įspėju, trečiadienį neplanuojame jokių svarbių darbų. Jokių svarbių darbų nereikėtų planuoti ir antradieniui. Antradienis paskutinė mėnulio mėnesio diena, kai reikia baigti darbus, grąžinti skolas, visų atsiprašyti, paleisti nuoskaudas. Tai laikas, kai gerai tvarkyti namus, išnešti šiukšles. Gerai patiems vėlai vakare nusiprausti, nusimaudyti, paleisti. Beje, būtų galima pasidžiaugti, kad po kritinės 29 mėnulio dienos, trečiadienio ankstyvą rytą, 5 val. 10 minučių, stos 30 mėnulio diena, Gulbė. Kai baigėsi mėnulio mėnuo 30 mėnulio diena, manoma, kad po jo einantis mėnulio mėnuo bus žymiai ramesnis, harmoningesnis. Tad 30 mėnulio diena įkvėpia viltį, kad mums pavyks išspręsti jau esamas problemas, išsivaduoti iš įtampos ir konfliktų sumažės. Tikėsimės ir pasauliniu mastu taip pat. Pirmadienis. Pirmadienis pakankamai palankus metas, kai verta suskubti daugiau reikalų sutvarkyti, nes, kaip jau supratote, antradienį, trečiadienį galima išbraukti iš dienotvarkės. Tik tie reikalai, kuriuos gerai išmanome. Gana intriguojantis metas bus nuo ketvirtadienio iki sekmadienio imtinai. Jupiteris, ta planeta, kuri vadinama didžioji laimė, karalių žvaigždė, planeta, kuri susijusi su politika, ekonomika. Apie Jupiterio ir Urano jungtį jau rašiau ir ne vienas yra apie ją daug girdėjęs. Tai štai būtent tuo metu Jupiteris, kuris vis dar bus šalia Urano, ims jungtis su viena pačių sudėtingiausių žvaigždžių, taip vadinamų šėtoniškų žvaigždžių, Algoliu. Algolis iš tiesų yra kritinė žvaigždė, per kurią žmonijoje yra ne viena nelaimė atėjus. Ir manoma, kai Jupiteris juda per Algolį, iš tiesų vyksta nelabai geri dalykai politikoje. Bet šiemet galime tikėtis to kažko negero, baisaus nenutiks. Kodėl? Todėl, kad visom šitom dienom Jupiteris bus susijungęs su baltuoju mėnuliu. Baltasis mėnulis – savotiškas angelas sargas. Tikėsimės, kad jis apsaugos nuo neigiamos Algolio įtakos ir to kažko negero neįvyks. Jeigu ir megsis kažkokie sudėtingi dalykai, baltasis mėnulis sugebės neutralizuoti. Na, o ką mums patiems daryti šiuo metu, kaip elgtis? Ko gero, reikėtų atkreipti dėmesį į blogiausias Jupiterio savybės ir jų nekultivuoti. Tai kokia kita blogoji Jupiterio pusė? Tai būtų pirmoji nuodėmė. Ir ji yra puikybė. Pamenate,
angelas Liuciferis. Įsivaizdavo, kad jis toks puikus, toks šviesus, kad puikesnis, galingesnis už patį kūrėją, už Dievą. Ir kuom tai baigėsi, puikiai žinote. Buvo nutrenktas į pragarus. Tai štai pirmas patarimas. Nesipuikuokime. Negalvokime, kad mes jau tikrai viską žinom, suprantam ir turim teisę kitus mokyti, nurodinėti, auklėti. Mažiau reikškime savo pedagoginio sugebėjimo. Būkime kuklesni, paprastesni, mokėkime pagerbti kito žmogaus nuomonę, išgirsti patarimą. Galbūt mus teisingai moko, neatmeskime to. Na, o geroji Jupiterio pusė tai mokėjimas būtent gerbti kito nuomonę, laikytis įstatymo, na ir visų pirma dangiško. Na, o kurgi rasti tos dangiškus įstatymus? Be abejo, religija. Kiekvienoje religijoje jie yra atspindėti, bet tai mes galime rasti ir tiesiog kasdienybėje, liaudies patirtyje. Gausu yra liaudiškų posakių ir apie puikybę, ir apie gerus, dorus darbus. Tad mažiau girkimės, mažiau puikuokimės. Patarlė, kad tuščias puodas garsiai skamba, itin puikiai iliustruotų blogąją Jupiterio pusę. Tad ugdykime pagarbą viskam, kas mūsų supa, aplinkiniam pasauliui, na ir savo pačiam. Savaitgalį, kaip supratome, Jupiteris vis dar bus kartu su Algoliu, bet ir baltuoju mėnuliu. O paprastasis mėnulis kurgi bus? Jis judės Vėžio ženklu, tad savaitgalio nuotaikos bus šeimyniškos. Itin intravertiškas bus šeštadienis. Tai bus 4. mėnulio diena, kuri skirta šeimai, protėviam. Šią dieną tikrai reikia praleisti namuose su savais. Kelionėm tikrai ne pats geriausias metas, na nebent jūs norite aplankyti savo tėvus, senelius, nueiti į kapus. Ši diena beje ideali kapų lankymui. Beje, ši diena yra puikiai ir šeimos šventėm, ir romantiškiam pasimatymam. Ir jeigu tada nusimegs nauja pažintis, jeigu apims naujas jausmas, jis bus laimingas ir lemtingas. Sekmadienis truputį kitoks. Pagal Saulės kalendorių tai 24 Saulės diena, kuri siejama su tvarka, su sveikata, kitaip kalbant, su sveikatos stiprinimu. Bet ji nėra susijusi su šventėm, su romantiškais santykiais. Tad sekmadienį patarčiau skirti tiesiog sveikatingumui. Nu, kaip dėliosis šios savaitės dienos kiekvienam zodiako ženklui, skaitykite palmiroshoroskopai.lt.